šią gražią dieną, gražioje gamtoje. Laikas informacijai, kuri praplečia jūsų sąmonę. Kuo daugiau žinome, kuo daugiau suprantame apie save, tuo esame sveikesni, mažiau turime problemų, tuo gyvenimas labiau džiaugsmingas. Pakalbėsiu apie pasąmoninės programas, apie pasąmoninius blokus, kurie blokuoja mūsų gyvybinę energiją, sėkmę, plėtimąsi, savirealizaciją. Tai tokie pirmieji blokai, su kuriais reikėtų padirbėti, išsiaiškinti. Tai yra pirmo energetinio centro pasąmoninės programos, tai yra pinigai. Pirmas centras yra raudonos spalvos energija. Antras centras yra oranžinės spalvos ir tai yra seksualinė energija ir su tuo susiję blokai. Trečias centras geltonos spalvos. Tai yra mūsų saviraiška per veiksmą. Kaip mes veikiame, ar kaip agresorius, ar kaip auka. Ketvirtas centras žalios spalvos, širdies plote. Tai yra kaip mes išreiškiame savąjį aš. Ar užsispaudžiame ego lygmenyje, atskiriame nuo viso pasaulio save, ar einame per meilę, atjautą, kada jaučiame, jog mes esame visako dalis, kiekvieno žmogaus dalis. Penktas centras, šitas taškas žydros spalvos, tai yra melo programos. Kaip mes išreiškiame save, ar yra suderinta tarp mūsų minčių, jausmų, veiksmų, ar visa tai yra suderinta, ar mes meluojame patys savo ir tuomet ir visam pasauliui. Taip pat gana svarbus yra šešto energetinio centro, indigo spalvos energija. Tai čia yra blokai susiję su mes save matome tik tais šio fizinio pasaulio dalimi, save visiškai tapatiname tik su kūnu, visiškai neįsivaizduojame, kad po kūno mirties dar kažkas gali būti. Arba jeigu šitas centras dirba puikiai, tai tada mums įdomu, kas yra po mirties. Mes jaučiame, kad mes esame ne vien tik kūnas, tačiau atsiranda ryšys su aukštesniąja sąmonė, su aukštesniais, taip vadinkim, aukštesniais mūsų pačių aspektais, ryšys su šviesos pasaulio, su šviesos programu. Visiškai neseniai man buvo perduotos žinios, kaip kurti šviesos kodus garso pagalba, kad anuliuoti ar perprogramuoti tas įvairias negatyvias pasąmoninės programas. Šie kodai tai nėra muzikiniai kažkokie tai garsai ar mums įprastai žinomi meditaciniai garsai kaip gongų ar skambančių duomenų. Šie garsai tai yra garsinės vibracijos, kurios veikia pasąmonę. Tai neskamba kaip graži muzika. Šias žinias įgauna jau vis daugiau žmonių pasaulyje, čia nelengva būtų. Tai yra bendraujant su šviesos pasauliu, su nežemiškom civilizacijom, kurios eina šviesos keliu. Tačiau visi žmonės, žemės žmonės, gauti šias žinias dar nėra pasiruošę, nes jei žmogaus sąmonė yra ego lygmenyje, kaip agresorius, tai šios žinios gali būti panaudotos
tamsiems tikslams, manipulacijoms. Jeigu turite kažkokių seniai neįsprendžiamų problemų, kad tai būtų sveikatos, ar finansinės problemos, ar santykių problemos, tai kreipkitės į žmonės, kurie yra šviesos informacijos laidininkai, kurie gali padėti jums pamatyti, išsiaiškinti jūsų pasąmoninius energetinius blokus. Taip pat kviečiu išbandyti būtent šį šviesos kodų garso pagalba metodą.